Sveiki, mano vardas yra Jerome. Prieš mirtinę patirtį man teko išgyventi 2 kartus – 2004 ir 2005 metais. Tai visiškai pakeitė mano gyvenimą ir aš pats pasikeičiau kaip asmenybė. Pirmoji priešmirtinė patirtis įvyko sausio 1 dieną, po to, kai naujųjų metų išvakarėse atsidūriau ligoninėje. Buvo labai panašu, kad susirgau gripu, be to mano kūnas buvo kiek patinęs ir mane paguldė į ligoninę tyrimams. Gydytoja paėmė kraujo tyrimui ir kai ji grįžo atgal, pas mane kartu su ja atėjo ir gydytojų būrys. Ir aš supratau, jog tikriausiai man ne gripas, o kažkas labai rimto. Jie mane apsupo ir vienas iš jų man pasakė, jog man ne gripas, o inkstų nepakankamumas, pankreatitas ir plaučių uždegimas. Ir dar priedui prie to, lyg to būtų negana, gydytojas man pasakė, jog pas mane aptiko AIDS. Ir pridūrė: aš manau, jog tau liko gyventi gal savaitę laiko. Man pasakė, jog suprantama, medikai padarys viską, kas tik įmanoma, bet būtų neblogai, kad per ateinančias dienas susitvarkyčiau visus savo reikalus. Po to jie išėjo iš palatos ir aš likau vienas. Žinote, man tada buvo 24 metai ir man pasakė, kad aš mirštu, o dar prieš valandą aš maniau, jog sergu gripu. Aš buvau šokiruotas ir visiškai nusivylęs gulėjau lovoje, žiūrėdamas į vieną tašką. Mane apėmė visiškas beviltiškumas. Ir staiga aplink pasidarė labai tylu. Staiga pasikeitė aplinka, pasidarė šviesu bei neįtikėtinai lengva ir prasidėjo mano gyvenimo peržiūra. Visas mano gyvenimas prabėgo prieš mane tarsi kinas. Aš mačiau savo gyvenimo skirtingas scenas, kaip pragyvenau gyvenimą ir kokius pasirinkimus jame padariau, ir taip pat pasirinkimus, kurių aš nedariau. Man parodė gyvenimą nuo pat mano gimimo iki dabartinio momento ligoninėje. Man buvo nuolat užduodami 5 klausimai. Pirmas klausimas: ar aš patenkintas savo pragyventų gyvenimu? Ar gerai pragyvenau savo gyvenimą? Ar mano pasirinkimai buvo teisingi ar ne? Antras klausimas buvo: ar aš savo gyvenime buvau autentišku savimi? Ar aš galėjau gyvenime išreikšti savo tikrą asmenybę? Trečias klausimas man užduotas buvo: ar aš patikau pats savo? Ar man patiko būti savimi? Ar aš priėmiau ir gerbiau save tokį, koks buvau? Ketvirtas klausimas: ar aš galėjau nuoširdžiai ir atvirai pasakyti žmonėms buvusiems mano gyvenime, ką aš apie juos galvojau ir kokius jausmus aš jiems jaučiau? Ar kada nors jiems pasakiau, kad jie man rūpi, kad juos myliu, kad jie man reikalingi? Ir penktas man užduotas klausimas: dabar, mirdamas ir žiūrėdamas į savo gyvenimą, ar tu gali pasakyti, kad tu pasiekei savo gyvenimo tikslą? Taigi, bandydamas atsakyti į šiuos klausimus, aš pradėjau jausti didžiulę baimę. Toji baimė iškilo todėl, kad žiūrėdamas į savo gyvenimo peržiūrą ir bandydamas atsakyti į tuos klausimus, aš supratau, kad į visus klausimus mano atsakymas buvo ne. Numirti nebijojau, tačiau dabar labai norėjau dar gyventi ilgai ir teisingai ir jaučiau, kad galėčiau gyventi kitokį gyvenimą. Aš nebuvau patenkintas savo gyvenimu, niekada nebuvau autentišku, dirbau nemėgstamą darbą, aš jaučiausi vienišu ir visada galvojau, kad mano gyvenimas nėra pilnas. Aš nebuvau ištikimas pats savo, aš daug ką slėpiau ir daug ką savyje bandžiau užgniaužti,
ypač savo kitokį seksualumą. Kadangi gimiau labai religingoje krikščioniškoje aplinkoje, aš niekada gyvenime negalėjau būti savimi tokiu, koks esu. Krikščioniškoje aplinkoje man buvo labai nesaugu būti savimi. Man buvo svarbu patikti kitiems ir iš baimės būti atstumtam niekada gyvenime negalėjau paprieštarauti kitiems, negalėjau pasakyti savo nuomonės. Nes jeigu kitiems nepatiktų mano nuomonė, mane greičiausiai atstumtų. Ir savo gyvenime tikrai niekam nebuvau pasakęs, ką apie juos manau ir kokie buvo jiems mano jausmai, kad juos gerbiu ir myliu. Aš supratau, kad niekada nesiekiau savo tikslo. Nors turėjau daug svajonių, aš niekada jų nesiekiau. Ir savo gyvenimo peržiūroje aš supratau, kad dabar numirsiu, o iš tikrųjų aš nei nepradėjau gyventi savo tikro gyvenimo. Taigi man buvo duota galimybė pragyventi gyvenimą žemėje ir aš taip ir nesugebėjau pragyventi šio gyvenimo būdamas tikru savimi. Ir nuo to man pasidarė labai negera. Mane užpildė apgailestavimo jausmas, kad aš nesugebėjau gyventi taip, kaip man reikėjo iš tikrųjų. Kai pasibaigė mano gyvenimo peržiūra, aiškiai supratau, kad aš nenoriu mirti tokioje būsenoje, kad aš noriu pragyventi savo tikrą gyvenimą. Ir supratau, jog kai vėl priartėsiu prie mirties slenksčio, aš norėsiu vėl peržiūrėti visą savo gyvenimą ir norėsiu būti patenkintas savo gyvenimu, kaip jį pragyvenau. Noriu pasakyti, kad aš savęs labai nemylėjau. Man niekada nepatiko mano kūnas. Ir nuo vaikystės vaikai iš manęs tyčiojosi, kadangi aš buvau apkūnus. Man buvo labai gėda dėl savęs ir dėl kūno, ir todėl aš nemylėjau savo kūno. Tačiau dabar supratau, kad noriu pragyventi savo gyvenimą pilnai ir su meile. Aš taip pat labai bijojau ir gėdijausi savo seksualumo, tačiau man atėjo suvokimas, kad aš turiu pilnai gyventi būtent tokį gyvenimą, koks aš buvau iš tikrųjų. Taigi aš iš naujo išanalizavau savo gyvenimą ir supratau, kad ne, aš noriu gyventi toliau ir noriu pragyventi gyvenimą tokį, koks jis ir turi būti. Ir tada aiškiai supratau, kad šiandien aš nemirsiu. Pasibaigus gyvenimo peržiūrai grįžau į savo kūną ir labai norėdamas pasikeisti, pradėjau stipriai mąstyti apie savo gyvenimą. Pakeičiau savo mitybą bei pradėjau mąstyti pozityviai. Norėdamas apsiriboti nuo neigiamos informacijos, paprašiau medikų, kad jie visas neigiamas žinias perduotų tik per mano tėvus. Tėvai man perduodavo tą pačią informaciją, bet jie perduodavo ją su meile, man suteikdami vilties. Jie nieko nenutylėdavo, bet mūsų bendravimas kaip tik prisidėjo prie geresnio tarpusavio supratimo ir dar didesnės meilės. Ir taip pat mes susitarėme prieš eidami miegoti vienas kitam pasakyti bent 3 dalykus, kurie mums patiko vienas kitame. Tai man labai padėjo pasikeisti bei pagyti. Taigi ligoninėje aš praleidau apie mėnesį ir turėdamas labai daug vilties buvau tikras, jog aš tikrai išgyvensiu, nors gydytojai man nieko nežadėjo. Galų gale mane išleido iš ligoninės. Man ir toliau reikėjo daryti kraujo dializę. Ir praėjus 2 mėnesiams po to įvykio mano sveikata pagerėjo. Medikai pradėjo mane vadinti stebuklingu pacientu, kadangi jų praktikoje, kaip sakė, tokių pacientų nebuvo ir tokioje situacijoje niekas dar nepasveiko.
Aš maniau, kad mano sveikata susitvarkė, tačiau po 1,5 metų aš vėl atsidūriau toje pačioje ligoninėje su ta pačia diagnoze. Tačiau dabar medikai pasakė, jog man liko gyventi vos 2 paros. Mane paguldė į ligoninę ir gydytojas man pasakė, kad jis mano artimiesiems jau paskambino ir pranešė, kad atvyktų čia atsisveikinti su manimi. Ir pridūrė, jog mane ruoš skubiai operacijai, kad mano gyvenimą pratęstų bent 2 dienoms, kad artimieji galėtų atsisveikinti su manimi. Aš vėl likau palatoje gulėti vienas. Supratau, kad šis įvykis nėra atsitiktinis ir man kilo klausimai, kodėl aš vėl ligoninėje ir kodėl man liko gyventi labai mažai. Ir kai uždaviau šiuos klausimus, aš palaipsniui praradau savo kūno pojūtį ir staiga pradėjau stipriai plėstis ir jaučiau, jog viskas, kas buvo aplinkui, buvo manyje. Aš neturėjau jokių ribų ir buvau susijungęs su viskuo. Aš buvau vienas su viskuo. Atsidūriau labai ryškioje, ypatingai ryškioje šviesoje, tačiau toji šviesa buvo neįtikėtinai maloni. Ir toji šviesiausia šviesa, kurią man teko patirti, buvo šalia tamsiausios tamsos, kuri tik galėjo egzistuoti. Tada savyje išgirdau balsą ir iš karto supratau, kas tai buvo, nes tai buvo visiškai akivaizdu. Tas balsas sklido iš šaltinio, kurį žmonės vadina Dievu. Šis balsas man pasakė, esmė to, apie ką tu klausinėji, kaipgi pasveikti ir kaip gyventi pilnavertį gyvenimą, visko esmė yra pilna meilė sau. Ir tik mylėdamas save pilnai ir besąlygiškai, tu gali sau sukurti pilnavertį gyvenimą. Man taip pat paaiškino, jog kiekvienam iš mūsų gyvenimas padarytas taip, kad jis mums būtų labai geras. Nors visą savo gyvenimą visada bandžiau gauti kažkokias geresnės sąlygas, būti apsukriu, kažką gauti geriau, varžytis dėl kažkokių tikslų ar nuolat kažko siekti, tačiau man balsas pasakė, jog visa tai yra nereikalinga. Kaip tik atvirkščiai, reikia paleisti gyvenimą ir prisitaikyti prie jo. Ir tokiu būdu gyvenimas pilnai išsirutulios būtent taip, kaip ir reikia, nes Dievas yra kiekvienam labai geras ir Dievas niekam nenori jokio blogio. Todėl viskas mūsų gyvenime iš esmės yra suplanuota į gerą. Tik mums reikia paleisti visas savo ambicijas ir leisti gyvenimo upei mus nešti ten, kur reikia. Mums reikia išmokti įsileisti tą dievišką energiją į savo gyvenimą ir paleisti savo ambicijas. Man taip pat parodė, jog mano gyvenimas po šios patirties bus prasmingas ir aš išmoksiu mylėti save tokiu, koks esu. Po viso pokalbio į mane įkėlė kažkokią informaciją, kurios aš negalėjau detaliai suprasti, tačiau supratau, kad man buvo duotos žinios, kaip man gyventi, kad pasiekčiau savo gyvenimo tikslą ir kaip išvystyti meilę sau ir kitiems. Ir tada mane išsiuntė atgal į kūną ligoninėje. Ir vėl girdėjau lašelinės vaistų kapsėjimą ir kitus pažįstamus garsus. Po šios antrosios priešmirtinės patirties, nors aš ir grįžau atgal į gyvenimą, bet mano buvęs Jerome tuo metu mirė. Man prireikė nemažai laiko, kad suprasčiau save pilnai, kad suprasčiau, kas yra meilė sau, ir pradėčiau mylėti save tokiu, koks ir esu iš tikrųjų.